Labas. Mes 2 kartus per savaitę papildome savo įrašų namuose treniruočių katalogą. Tad manau, kad tikrai tu rasi savo tinkamą užsiėmimą. Šių užsiėmimų metu mes pastipriname rankas, stipriname kojas, galime padailinti liemenį, sustiprinti nugarą, padaryti kūną lankstesnį, mobilesnį ir tvirtesnį. Jeigu nori kartu judėti, nuorodos yra apačioje. Laukiu jūsų. Sveiki! Turbūt pasirašėte kamuolį, o jeigu ne, eikite pasiimti. Ir kas neturit kamuolio, viskas gerai, galėsit daryti viską nuo kilimėlio, nebūtina kamuolys, bet iš tiesų, jeigu dirbat nuotoliu, tai turėkit priemonės, nes tai pagerina, prisideda prie jūsų darbo. Ta priemonė, tai ypatingai kamuolys tikrai suteikia daugiau ir nestabilumo ir įtraukia daugiau darbo ir raumenukų. Tad tikrai verta turėti kamuolį, net tokį didelį kamuolį verta turėti namuose, nors atrodo jisai didžiulis kliuvinys, bet tiesiog jūs jį galit naudoti kaip kėdę. Jeigu turit vaikų, tai tikrai bus labai smagu ir vaikams panaudoti šitą kamuolį. Tai turbūt įtikinau, kad kamuolys yra faina. Gerai, atsisėdam ant kamuolio. Kas neturit kamuolio, atsisėdimo pratimus galite ir ant kėdės daryti, bet tikrai pajausit, kad yra visiškai kaip diena ir naktis skirtumas, kada sėdim ant kamuolio ir kada sėdim ant kėdės. Tad pirmiausia pradedam nuo dubens. Išjudinam dubenį, sukam ratukus. Taip, klubus sukam. Atkreipkite dėmesį, nevažinėjat va taip pat su kamuoliu. Keliai nevažinėja. Dubuo atgal, šoną į priekį, atgal, ratukais, į kitą pusę. Neskubant. Gerai. Dabar į vieną pusę, į kitą pusę. Keliam dubenį į vieną, į kitą pusę, į vieną, į kitą. Taip kaip vizgintume uodegą. 1, 2, 1, 2, į vieną, į kitą pusę. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atsidarom rankomis. Rankos šiek tiek sulenktos. Neriečiat krūtinės į priekį, spaudžiam krūtininę dalį, atgal link stuburo, rankas suspaudžiam, mentinę dalį suspaudžiam, giliai įkvepiam ir su iškvėpimu delnas į delną leidžiamės į priekį. Įkvepiam atgal. Iškvepiam į priekį. Įkvepiam atgal. Iškvepiam. Ir dar kartą įkvepiam. Iškvepiam. Keliam rankas į viršų. Leidžiam ranką žemyn, kaklas, krūtininė dalis, užsidarom, nusileidžiam žemyn. Apačioje įkvepiam ir nuo nugaros apačios kylam, 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 atsidarom, įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiame žemyn. Galit kojas patiesinti, jeigu jaučiate stabiliai ant kamuolio, galite ištiesti, nusileidžiam žemyn, prasitempiam. Ir nuo nugaros apačios kylam į viršų. Dar kartą atsidarom. Nusileidžiam žemyn. Grįžtam į priekį. Ištempiam vieną šoną. Ištempiam kitą šoną. Dar kartą į vieną. Ir į kitą pusę. Jeigu norite gauti visą pilną mūsų treniruotę, susisiekite su mumis, kontaktai apačioje. Taip, beje, dalinkitės, laikinkite, dėkit širdeles ir lauksiu jūsų.
Na ir šitoje pozicijoje aš jūs palieku. Pagulėkit, atsipalaiduokit, parelaksuokit, pasilikit tiek, kiek jums gera. Ir aš jums linkiu gero laiko ir iki kito karto.